Taip. Toks reikaliukas dar irgi atradau užsigulėjusi pas manęs iš senų laikų darytas peilis. Fainai daryt, stora oda, vidų yra plastikas būtent, jis nelabai matas, bet dėtis plastiko yra tokia. Ir ką galiu sakyti, pats peilis yra kiaurai rankena eina. Ir tai yra, įdomi medžiaga peilio. Tai yra peilis gamintas iš senovinio angliško oblerkos peilio. Labai kietas plienas, viskas tvarkoja su juo. Jis skirtas daugiau žvejybai, prie maisto. Tai nėra galingiam darbam, kažkokiam ten drožimam, laužimam ar ten medžioklai lūpimui. Vis dėlto jis yra plonai suvestas, plonai padarytas, gana kietas ir tas peiliukas toks, dabar jis yra liktai, neturi profesionalaus galandinimo, yra paprastai kažkada pagalastas. Gal ir buvo profesionaliai galastas, bet jis matyti yra ir naudotas kažkiek, tai, papjaustytas su juo kažkiek. Todėl šiuo metu jis, sakyčiau, kaip vidutiniškai aštrus ir vidutiniškai, tik nėra taip jau baisiai aštrus. Plius tai yra vengės medis, matote. Yra plačialapio klevo gumbas, yra raudonmedis ir vėl plačialapio klevo gumbas ir oda gale. Tokia faina rankinikė, labai patogus rankose, čia žalvaris dar. Tai jeigu norite įsigyti šitokį peiliuką, nežinau, 60 eurų. 60 euriukų ir peiliukas jūsų. Va, matote. Fainai laikosi, viskas tvarkoja. 60 euriukų tik tai. Iki.